LT savaitės interviu. Ketvirtadienį info studijoje žiūrėkite, jau nuo rytojaus galima balsuoti už dalyvaujamojo biudžeto projektus. Tilžės gatvė 154 pastato fasadas yra labai prastos būklės. Kuršėnuose įžiebta kalėdinė eglutė. Praėjusiame reportaže buvo pristatytos 8 pirmos idėjos Šiaulių dalyvaujamojo biudžeto projektui. Primename, kad balsavimas prasidės gruodžio 6 dieną ir truks iki sausio 8 dienos. 9 idėja yra skirta Rėkyvos ežero pakrantei, kur yra skirta šeimai